Bičiuliai, labą rytą, birželio 7 dieną. Ir mes... Ką čia svaigsti, kokie tau birželį? Birželį, taigi rugsėjais jau. Rugsėjais? Taip. Taigi vakar buvo gegužės. Ja, vakar gegužė žiedai buvo, o šiandien jau vaikai į mokyklą. Tai jau viskas, vasara praėjo? Taip, kaip sakant, su praėjusią vasarą. Jo, bičiuliai, su praėjusią vasarą. Mes taip visą vasarą ir praleidom. Atskirai. Nu. Vaikai, atostogos, geri orai, taip ir gavosi. Bet pagaliau, kaip Balčius ir sako, vaikai į mokyklą, o mes į žvejybą. Ant vandens. Kur važiuojam? Ilgai sukom galvą, mąstėm ir išmąstėm padaryti tokią nesąmonę. Aš per savo 20 metų gyvenimą Šiauliuose nesu su valtim buvęs Bijotės ežere. Tai mes ten ir važiuojam. Varom šiandieną į Bijotę. Tai kur plaukiam? Sekluma čia, visas žuvis ten. Tai dabar čia kalniuks, ant gali būti irgi žuvies, bet vis tiek žuvis ten. Manau, kad plaukiam kur žuvis. O paskui atplauksim čia, kur nėra. Gerai, plaukiam. Taigi, chebra, tokia buvo to mūsų pirma dalis. Nulis. Tai taip sakant, kad pabėgti nuo visišką nulio, tai jau pradėjom įsidarbinėti. Atsirado pakila vėjas, pasiėmėm spiningus, susidėjom woblerius ir chirivas, znait, ką mes čia darom. Tai... Tu nors vieną ešerę kibimą turėjai? Ne. Aš irgi ne vieną. O taip jau būna, nesiseka 9 kartus iš eilės. Nu ką, bandom toliau. Atsidariau ir pabėgau nuo nulio su baisiai pikta lydeka. Tai kai diduma. O, žiūrėk, dėdė, čia yra žuvis. Čia yra žuvis. Ar man čia va galim taip žiūrėti va. Taip, nuleidėm tai va. Tada taip, blablabla. Ir va. Žiūri, blėkas, kokia žiūri. Matai? Nu. Chebra improvizuots, avižadrebis. Iš to, ką turim dėžutėj. Taip sakant, ir kaip ir. Mečiau. O, yra. Ar reikia? Nu ką. Nu gerai, trečią padarė. Nu, nervinė. O ko tu nervinės? Nu, kaip sakant, ir aš atsidariau, nu. Aš irgi vakavau, žiūrėk. Dieve, dieve. Ateini, pasigauni, supranti, ant gyvos ir paskui negaudyti ešerių.
Ai, tai va čia tie visai, ne mažiukai. Daug raudonų, bet raudonas nelabai, ne? Bakūkiai. Nu. Ešerių iš džigų gaunam. Tik tie ešeriai tokie keisti geltoni. Eik tu šikt, dai apšiko. Džigu. Ešeris džigu. Bet tu čia ešeriai, žiūrėk, kaip būrys toks pastas. Mačiau. Nu. Sakau, kad čia yra jų. Nendarin? Galbūt, kad sėkmingai. O. Nu, nendarin. Nu. Lydekiuks. Nenorėjai akvariumo augintinę? Geras. Ką? Tai čia tau reikia. Turi daug tų Gupijų. Na, galėčiau auginti lydeką, va. O jis ten gupijas pavarytų. O jis ištrankytų viską. Nu, auk. Kur jūs nuo ryto buvot, ką? Tokie gražūs ešeriai. Nu, kur nuo ryto buvot? Ne, aš čia pasileisiu. Paskui tu ten pagausi. Bet man nenori čiaupiką, rimtai, ble. Čiaupiką nenori. Tik čia? Paimk žiūrėk šoną, žiūrėk į va. Nelabai jam patiko ta mintis tavo. Nu, bet taip sakant. Nu jau būtumėm blecha pridėję desetką. Nedickas. Nedickas ašarukas. Ašarutis, nedickutis. Ant dvi šakio kablako. Nežinau, nepirkin man nieką, nu, tokių dalykų. Angutės, lydekitis. Miško. O, žiūrėk, idėja dar šaltukų. Nu, kad nenukastų tik tai senai man. Bet matai, va, Meškeriuko. laiko čia vadinasi.
Jau galėsiu sakyti, čia net 3 lydekas. Trečias lydekas šiandien. Kas? A ne? Fluorkarbons? Ne, gal taip nelabai. Ai, im graibšt, blėt, kur graibšt? Pamiršau. Ką čia graibštuoju? Ne, nu fluorkarbonas, suprantu, kad nenurėžtų. Tai skirtas. Bet, žinau, pasišiaušęs tas fluor pasišiaušęs. Jo. Pafilmuoti, dėdė. Jum. Dėkiuk nesvarbu. Ne. Tu ką burną didelį. Ne, dėkiuks. Gražus šerys. Gražus toks visai. Gražus šerys. Tu čia jau užmušt norėjai? Gražus šerys, ne? Nu, O tai kuris yra? pametei. Ai. Pametei lydeką. Ai. Nedickas, bet dar vienas šalia. Buvo, nebėra. Žiūrėk, kaip jis bando pabėgti. Nu ką? Morkas? Ant morkas. Ant morkas dėdė. Taip sakant, mano teorija irgi suveikia.